2011 metų sausio 9 diena. Šiandien turiu atiduoti Algiui, Irenos broliui, šitą lazdą, kurią dabar filmuoju. Šitą lazdą man buvo padovanojusi Irena, nes tikėjo, kad aš ją išsaugosiu. Taip ir iš tiesų buvo. Jinai pas mane buvo padėta labai garbingoje vietoje. Bet kadangi Algis jos nori, tai aš ją tikrai atiduosiu. Aš manau, kad Algis jos yra nusipelnęs daug labiau negu aš. Aš dabar ją noriu nufilmuoti, nes tai yra ypatingai gražus darbas. Atliktas labai, mano nuomonė, meniškai, tiek kiek aš suprantu, su visais, nežinau iš tiesų ar visais, bet su tautų ženklais. Vokiečių tautos ir lietuvių tautos. Arba galbūt tai tik vokiečių tautos, bet labai artima lietuvių tautos ženklams. Dabar aš tą lazdą sukiosiu ir filmuosiu detalėmis. Štai jos viršus yra ši žirgo galva. Manau, kad pavyks nufilmuoti. Paėmiau, filmuoju virtuvėje baltame fone, šaldytuvo fone, nes galvojau, kaip parinkti gerą foną, kad geriau matytųsi smulkios šios lazdos detalės. Štai ką tik, štai žiūrime labai smulkiai išraižytą kažkokį tai įrankį, gal peiliu, viršutinę dalį žemiau žirgo galvos, ornamentais. O čia matome vokiečių tautos ženklą, kuris yra labai artimas ir mums, lietuviams, todėl kad kažkas yra nustatęs, kad senovės lietuviai taip pat naudojo šį ženklą, kuris vadinamas svastika ir yra dabar labai išniekintas. Mano nuomonė, ženklų, kurie atėjo iš gilios senovės, nereikia surišti su ateities nusikaltimais. Erelis laiko šakelę. Čia teutonų kryžius, mano nuomonė, jeigu aš neklystu. O čia svastika laikoma erelio naguose. Einame žemiau. Tarpas, kuriame palikta vietos fantazijai, jisai tuščias, bet labai dera šitoje lazdoje. O štai čia matome namuką paprastą, labai lietuvišką namuką. Ar čia tikrai nebus tas namukas, kuriame šitas vokiečių karo belaisvis, vokietis karo belaisvis išdrožinėjo, būdamas Tamulių sodyboje, dirbdamas. Mes nežinome jo vardo, to vokiečių karo belaisvio, bet matome, kad tai puikus menininkas. Galbūt dabarties lagerių kaliniai moka taip gražiai išdrožti. Einame žemiau. Čia matome žaidžiančius du šunys, vieną didesnį, kitą mažesnį. Einame žemyn. Čia mes matome vėlgi kažkokį tai gyvūną, tai yra iš tiesų ožys, ožiukas, oželis, kuris taip pat yra apdainuotas lietuvių liaudies dainose, galbūt ir vokiečių. Ir todėl ir darau išvadą, kad šitie ženklai suartina šitas dvi tautas. Dar einame žemyn ir čia matau vėlgi kažkokį tai krūmą ar medelį, augalą. Augalą. O čia jo žemiau apačioje matomai kažkoks paukštelis tupi. Lazda yra labai gerai dar išsilaikiusi, tik vietomis, kur niekur patrupėję dažai. Štai jau pati apačia, aš laikau rankose, truputį aptrupėjusi nuo laiko,
Šitai lazdai turėtų būti kažkur, jeigu kokiais 45 tie belaisviai buvo apgyvendinti, nu tai sakykime, grubiai tariant, 55, 65, 66 metai. Aš taip manau. Įdomu, ar tas vokietis dar gyvas. O visko gali būti. Jauni buvo, jauni kariavo. Kad jisai grįžo į Vokietiją, tai tas yra žinoma, bet ne tik nežinoma nei kur, nei kaip jis grįžo, kartu su visais kitais karo belaisviais, kuriuos rusai paėmė į nelaisvę ir okupavo Lietuvą. Lazdos ilgis sprindžiais matuojant yra apie, na gerai, matuosiu sprindžiais, 1, 2, 3, apie 70 centimetrų. Tai 3,5 sprindžio, mano sprindis yra lygiai 20 centimetrų, esu pamatavęs. Iš tiesų taip labai prisirišau prie šitos lazdos. Jinai pas mane yra po amžinatilsį uošvių mirties, na sakykim, kažkur nuo 2000 metų. O gal truputį vėliau, gal 2002 metų Irena man ją padovanojo. Su tikslu, kad aš ją išsaugočiau. Ausytė truputį apitrupėjus, bet nežymiai, ten galima tiesiog padažyti. Arkliukas labai simpatiškas. Labai simpatiškas. Štai jo ketera. Šita lazda turi būti saugojama. Jinai turi neįkainojamą istorinę vertę. Algis yra anūkas amžinatilsį babos Tamulienės. Toks pats anūkas kaip ir Irena anūkė. Aš tai tik tai žentas. Filmuoju šaldytuvo fone. Šaldytuvas baltas. Seniai reikėjo man ją nufilmuoti. Nemaniau, kad teks atiduoti, primiktinai reikalavo, bet man niekiek negaila, nes jie turi pilną teisę į šitą lazdą, bet privalo išsaugoti ją ateities kartoms. Tai yra ir meno, ir istorinė vertybė. Jeigu įdėčiau į YouTube šį filmą apie lazdą, gal pamatys koks vokietis iš kartu buvusių belaisvių, o gal tas pats belaisvis. Seniai reikėjo tą padaryti. Kaip gera būtų susitikti ir pakalbėti. Nu ką, atsisveikinsim su lazda. Lik sveikas arkliuk. Lik sveikas, mielas, buvai mano namų dvasia. Likite sveiki, atsisveikiname, susitiksim kada nors tam pasaulyje. Čia mano virtuvė.
Das ist meine Küche.